gal net iš jo paties to kūrėjo lūpų. Tai ponios ir ponai, šiandieną mūsų svečiuose mergina, kuri galima taip sakyti pastaruoju metu rebrandinosi ir būtų labai įdomu sužinoti, kas jos gyvenime įvyko, kad tokie nuostabus pokyčiai atsiuntė mums jos dar nuostabesnės muzikos. Pasitikite visi kartu. Monika Bundziūtė! Labas. Papasakok truputėlį dabar apskritai, kas tavo gyvenime vyksta, nes mes su tavim jau turėjom vieną interviu, toks esam apšilę apie, ar tą prasme, bet norėtųsi, kad tu gal papasakotum, žiūrėk, mano akimis aš dar kartą iš tikrųjų pagalvojau, kad tu pakankamai tokia buvai dingus iš eterio, taip, ar ne? Čia, žinai, kaip būna, paskui sako, jo, jeigu telikė nerodo, nereiškia. Aš manau, kad tu tiesiog buvai tokia biški nurimus, norėjai su savim pabūti, ar ne? Ar gali papasakoti savo periodą, kaip tu gyvenai, kaip tu gyveni dabar, kas tavo gyvenime vyksta? Aš irgi po to po mūsų interviu pagalvojau, kad turbūt žmonėm, kurie neseka manęs Instagrame arba kažkur ten socialiniai medijai, tai jiem irgi turbūt labiau atrodo, kad aš labiau podcasterė, nes tai yra vienintelis dalykas, kuris išeina į eterį iš esmės, kad aš su muzika biški truputėlį labiau gyvenau savo urvelyje, savo studijoj. Ir iš šono taip atrodė, kad aš gal apleidusi ją esu, bet kitaip priešingai. Netgi aš niekada nebuvau taip giliai įnėrusi į visą tą kūrybinį procesą ir apskritai veiklą, nežinau, rašyti dainas, gilintis apie tai, ką aš noriu pasakyti. Ir tai buvo viskas, apie ką aš galėjau kalbėti su žmonėmis iš esmės. Mes kažkur važiuojam, atsimenu, su Augustinu Beko ir su Džiugu Širviu iš filmavimo Klaipėdoje ir mes visą kelią kalbam būtent apie tai, nes tiesiog, visi, aišku, degam muziką ir atsiminiau neseniai, kaip aš pasakau, kad aš taip noriu sudėti į dainos žodžius tai, ką aš patyriau per pastarosius 7 metus, bet tai yra taip sudėtinga, nes lengva yra rašyti apie meilę, apie skaudžią meilę iš vis lengviausia tema, nors labai reikalinga, bet kaip sudėti į žodžius tai, kas buvo mano gyvenimas pastarosius 7 metus, tai aš nežinojau, neįsivaizdavau kaip, bet žinojau, kad reikia tą padaryti. Ir tuo metu dar nežinojau kaip, bet padarysiu. Ir kai sudėjau žodžius, atrodo, kad pagaliau galėjau iškvėpti orą iš plaučių, žinai. Klausyk, 7 metai, bet dainos tai 5, ne? Jo. Trūksta poros. Nusimato dar? Nusimato. Galiu pasakyti, kad tikrai nusimato, žinok. Va šitas jausmas, šitą jausmą aš visą laiką norėjau, koks mane aplankė, kai išleidau šitą IP. Tai jo man trūko. Nežinau, po išpažinties ar kažką, kaip galima tai pavadinti? Tikrai, išpažintim galima drąsiai vadinti šitą IP, bet tuo pačiu tai, kad aš pagaliau galėjau pasakoti savo istorijas, va čia buvo mano esminis dalykas, kurio man trūko iki tol. Tai dabar tos tavo asmeninės istorijos, jos skambės dideliam tavo koncerte, Žalgirio arena, ar ne? Amfiteatre. Amfiteatre Žalgirio. Ačiū, kad mane taip padidini. Tai va, Žalgirio arena. Šiandien Glow renginiai visiems nemokamai. Yra papildomų sąlygų. Reikės nusipirkti kokteilį. Ne, aš tai iš tikrųjų labai sąmoningai norėjau pradėti nuo mažesnių... Nuo Žalgirio arenos Amfiteatro. Jo, dėl to, kad man tikrai reikia ir aš turiu labai sąmoningai tą tikslą ir norą kažkaip suburti žmonės į savo koncertus, tie, kuriuos traukia tokia pati muzika, kokią traukia mane ir kokią aš kuriu. Tai nežinau savo pajėgumų. Tai... Aš manau, kad labai jauki šiaip tenai ir labai tinkama tokiam koncertams vieta. Labai. Jo. Aš ten esu turėjus koncertų, tai tikrai labai jaukuma persideda stipriai. Nes žmonės pakankamai taip jaukiai ir ramiai tyli, man atrodo, vieni už kitų pasislėpia, tu prieki koncertuoji ir jeigu yra norinčių pašokti, visada atsiranda vietos, man atrodo, ne? Jo, tas yra, bet man patinka, kad tenai ir išdėstymas toks atvirkščias. Dažniausiai vokalistas ant scenos, ant pakilos būna ant pjedestalo, o čia atvirkščiai, žiūrovai yra aukščiau už tave. Jo. Klausyk. Ok, matau, klausimai būtrutėlį byra, tai kviečiu ir toliau nesidrovėti. Užduokit klausimą, mažu praeis, gausit 2 bilietus į amfiteatrą, gegužės... Kovo 26. Kovo 26 dieną. Gerai, kad išgirdom viens kitą. Backpackai. Turėjom užkulisius. Supratom, kad viens kito neišgirstam teisingai. Tai dabar labai reikia
orokoliuoti. Nu, bandėjai. Nepavyko. Gerai, pratęsim toliau, žinai, apie albumą dabar, ar ne? 5 gabalai, albume pasirodė ir jisai yra šviežias, naujas išėjęs, jau neblogai prasisukęs yra, ne? Pusmetis jam yra? 3 mėnesiai. 3 mėnesiai. Tai po 3 mėnesių ką tu gali pasakyti, kokie atsiliepimai žmonių apie tavo kūrybą, kokie... Jau turėjai su jais kažkokią tai koncertą gal? Neturėjai dar, ne? Kovo 22 bus Vilniuje pirmas, tai čia tas... Soldautinis. Jau viskas mano Visi tamstoj nieks netilps. mano visi mylimukai ten bus. Ja. Aš jau myliu tos žmonės, aš jų dar nemačiau, bet viskas. Jau jie man visam įstriks gyvenime, kaip tie pirmi žmonės atėjo į koncertą. Ir jūs verksit. Jūs verksit. Jūs verksit dabar gal koncertą. Jo, tokia. Servetėlių galima. Sadistiškai, taip. Jo, nemokamai dalinsim. Servetėlės. Jo, turėsim rėmėją. Raminamuosius. Jo, 3 metų reiškia vėl bus. Gerai. Atsakoj. Važiuojam toliau su albumu pačiu. Kaip tu jį vertini apskritai dabar su žmonių atsiliepimais? Buvo komentarai, buvo žmonės, kas, sakykime, tau rašė vis tiek asmeniškai, ar ne? Ir tu pati su juo susigyvenai. Žinai, kaip būna, tipo, išsileidai kažkokius dalykus arba padarai ir tu pradedi galvot, gerai, čia negerai padariau ar panašiai. Tu sakai, kad tau tai lengvumą tokį davė. Kaip reagavo aplinkiniai? Kaip reagavo publika, fanai, tavo mylėtojai? Gal man padėjo tas, kad aš pirmą kartą taip nuoširdžiai rašydama nei tikėjausi, nei galvojau apie tai, žinai, ką sakys, kas ką komentuos. Čia buvo visiškai toksai albumas man apie tai, ką aš seniai norėjau pakalbėti. Ir nespėjau, tiesiog neturėjau laiko, žinai, progų ten galvoti apie tai. Už tai mane taip nustelbė žmonių reakcijos į tą albumą. Ir iš įvairiausių, žinai, žmonių, įvairiausių žmonių ta pati reakcija, iš esmės. Daugiausiai dėmesio, aišku, kaip užaugau dainai, kas aš tikėjausi, kad apskritai bus, tokia, žinai, man asmeniškiausia, atviriausia daina, mano istorija, kuri, kaip ir daug žmonių yra tą patyrę, bet kažkaip pagalvojau, kad čia bus per daug asmeniška, kad tai labai daug žmonių atlieptų. Turiu meni, kad daug tikėjais mažiau, kad kas supras, ar ne? Jo, tiesiog, kad paklausys, aha, įdomu, ir tiek. Bet nemanai, kad jie ir savo vaikystę, jaunystę atranda tame, kad jie labai tapatinasi? Tai va, tai aš tą iš reakcijų ir supratau, kad labai susitapatinom per tą dainą ir kad Noriu grįžti namo irgi buvo ta daina, kurią irgi labai, žinai, daug kas pabrėžė, bet visi savo skirtingus favoritus man vis sakė iš albumo ir kad kiekviena daina buvo paminėta labai skirtingų žmonių, bet reakcija tai ta pati, kad labai laukia, kada aš išeisiu su tokia muzika. Ir tas man buvo didžiausia dovana, nes aš irgi labai laukiau, kada aš galėsiu rašyti savo muziką, išleisti savo muzikos albumą ir kai ta diena atėjo, aišku, kad bepročkai gera, kai... O kas, vienas dalykas yra rebrandinti, pavadinkim taip save, muziką, šou padaryti kažkokį irgi kitas dalykas, ar ne? Ar susiduri čia su iššūkiais, ką tu parodysi amfiteatre, ką tu parodysi tamstoj? Ar čia bus ta Monika, kuri vienintelė išeina su gitara, atsisėda, aš imsiu jūs visus, tiesiog, kėdė ir gitara, ar... Man esmės... Kaip kitaip atrodys tavo pasirodymas, tiesiog toks klausimas? Jo, aš iki šiol esu turėjus daugiau šou negu koncertų savo karjeroje, kuri buvo nuo X Factoriaus. Ir dabar, ko aš labai noriu, aš nežinau, kaip bus ateityje, bet dabar aš noriu koncerto, o ne šou. Žinai, yra labai didelis skirtumas, kai tu tikiesi ir ateini į šou ir kai tu ateini į koncertą. Tiesiog ateini sukurti ryšį kartu su auditorija ir kartu su... Garsas, muzika, skambesys, ar ne, labiau koncentruota į tai yra, negu į šokį ir šviesas ir blizgutį? Šiaip iš tikrųjų, žinai, šviesa ir kaip atrodo scena, man irgi labai svarbu, kad vizualiai tai atitiktų tai, ką aš, žinai, transliuoju per muziką, tai tas tikrai dėmesio gauna. Ką? Ir tas gaunasi jau mokė? Taip, tam turim, žinai, į ką kreiptis profesionalus savo srities, bet ką aš galiu padaryti ir ką mes su Paulium galim padaryti, nes mes ruošiamės tam koncertui kartu, tai galim suteikti muzikinę patirtį kuo geresnę ir iš techninės pusės tame tarpe, žinai, kad kuo geriau skambėtų, bet ir iš tiesiog jausminės pusės, ką mes suteikiam per dainas gyvai, nes tos dainos skambės, žinai, visai kitaip negu per Spotify ar per klausant tiesiog per kolonėlę.
Tai Jau repetuojat? Ar dar? Toli. Repetuojam, žinau. Jo. Gerai skamba. Labai gerai skamba. Paklausom šiek tiek naujų dabar dainų, nes seniai girdėjom Nenoriu grįžti namo, dabar bus Noriu grįžti namo. Ar ne? Ką gali papasakoti apie šitas 3 dainas? Trupučiuką, gerai? Kad įvesk mūsų tai, ką mes klausysim ir girdėsim. Tai dabar skambės Noriu grįžti namo, Dega žaromis, ne, ir Užmerktom akim. Labai skirtingas 3 dainos. Palauk, 15 minučių man reikės. Paaiškinimams. Jo. Raštu gal tau lentą atnešti? Gerai, galima čia su tokia diagramas raidelė, tokios. žinai. Čia mano širdelė sudužo. Ne, šiaip Noriu grįžti namo, tai yra ta daina, apie kurią mes tada prieš tai pasakau, kad kalbėjom važiuodami iš filmavimo, kad tai yra daina, kurioje aš sudėjau, kaip aš jaučiausi visus tos 7 metus. Ir aš ten buvau parašysi 10 posmelių, 10 priedainių, bet palikau tik tai, kas mane labiausiai atpasakojo mano savijautą ir mano būseną tuo metu, kaip aš jaučiausi ir kas vyko. Ir įdėjau keletą ir referencų iš anksčiau, nes jaučiau, kad tai yra svarbu, kad tiesiog papasakot pilną istoriją. Ir jo, aš kažkaip labai, sakau, didžiuojuosi, kad pavyko parašyti būtent taip, ką ir norėjau pasakyti. Nebuvo nei vienos vietos, kur žinai, čia gal dar pataisyčiau, bet jau reikia išleisti. Buvo visiškai nuo pradžių iki galo išdirbtas teksto prasme ir muzikos, aišku, bet kalbant apie, tai tikrai labai labai sėdėjau, galvojau, rašiau ir sukroviau visą širdį. Tai va, o Užmerktom akim tai yra... O čia nieko nesukroviau. Ką? O Užmerktom akim nieko nesukroviau, tiesiog... Ne. Užmerktom akim norėjau pasakyti, kad... Dega žaromis, antras. Dega žaromis. Dega žaromis irgi yra Pauliaus personal favorite. Apeikime. Viktorija per vienetą. Ar yra Viktorija čia su mumis? Viktorija, fainas tavo klausimas. Ačiū tau labai. Aplodismentų Viktorijai. Padovanokim, užduosiu klausimą. Čia klausimas yra nesusijęs su muzika. Bet jeigu būtum gyvūnas, Žinau. kokiu būtum ir dėl ko? Kuris yra artimiausias tavo sielai? Eikta, aš būčiau ūdra. Plema, šiaip jos labai mielos. Dėl to ir būčiau ūdra. Ūdra, tik pavadinimas tokia, žinai? Jo, Paskūdnas pavadinimas toks. Aš turiu, tame gyvūnėlėje matau labai daug sas. Ir ypač, kai matom ten, kur būna, jie susikibę rankutę, miega ir plūduriuoja ant vandens, tai va čia mes su Pauliu. Sorry, exposinau. Jūs turit vandens lovą? Gera idėja. Ne, mes miegam baseinė. Žinai, muzikantai. Žodžiu, labai ačiū tau už tokį klausimą. Man tai jokinga, kai ūdra valgo iš tikrųjų, žinok, na? Nesu matęs. Aš esu matęs. Žinai, kur aš granai. Saugo maistą, matos kaip Džojus, nemėgsta dalintis. Ok, ūdra. Geras atsakymas. Dėl melumo, kaip suprantu, ar ne? Nesutinku. Sutinku labai, nuostabus. Fainai. Ačiū, Viktorija, labai gera. Čia gerą lokinom. Geras. Ok. Laur Raiga. Ar turim Laur Raiga? Laurutė. Tavo čia toks Instagramas? Nu, skaitau tavo klausimą. O kaip tavo mama apdovanojo, tiesą paklausė? Tai aišku, nes tu juose dirbai, kur tau gali nepatikti. Objektyvumo, prašyčiau. Savo šūdas visada smirda. Nesmirda tai yra. Oi, kvepia, norėjau pasakyti. Šūdėk šitą. Jo, bliu, kaip čia smirda. Normaliai? Nu, kažkaip man normaliai. Buvo geras, aš šiokau, nu čiagi bairiuks. Fainai pravedėt ir karpetą, šaunuolės pavarėt. Kaip ten su tokia komunikacija, jūs labai puikiai viskas sutvarkėt, fainai paklausinėjot, šaunuolės. Aplodismentų, Laurutė, trupučiu kava. Padrasinkime žmogų, atėjau, suvarym čia. Kokią savo dainą dainuotum meilės žaidimų įžangoje? Aš kažkodėl iš pradžių pagalvojau, koks gabalas būtų, jeigu tipo nebus veiksmo. Davai. Bet gali būti visos pasaulio dainos, nebūtinai tavo. Ieva, narkutė, raudoni vakarai. Koks hardcore'as. Ok. Arba. Po to pagalvojau, ką Paulius yra padaręs iš dainų, kas tiktų, tai kažkaip natūraliai kyla į galvą. Kalbėsimės, mylėsimės. Ai. Gerai? Nu va, ir pareklamavau dainą. Gera daina, šiaip tai, žinai, šitą klausiau nesiniai, nes pas būna lietušis playlistas.
O kas tu per žmogus, jau tau mylėtis atsibodo, aš galvoju. Žinai, toks, žinai. kas tau yra, galvoju, mylėtis. Kartais reikia išsikalbėti. Nežinau. Ne? Kartais reikia pleistekų pažaisti, va, kad tikrai, tai tikrai žinau. Žinai, o ten, okei, o sekso daina tai ir būtų, ne? Šteks, ką, grįžti namo. Palauk, kaip tas priedainis eina? Šteks kalbėtis. Ne, nepalauk. Nu, greičiau. Štoks kalbėtis. Ar vėl kalbėsimės, o gal mylėsimės jau? Greičiau. Gerai, dabar iš tavo repertuaro gabalas. Ai, iš mano repertuaro. Opa! Sveiki. Gerai. Ne. Bijau, kad ne iš naujo albumo turėtų čia būti. Toks. Bet yra tokia daina, Aš kur kaip nenoriu mažas reklamuoti. vaikas, tokia jautra ir maži. Jo, tikrai ne iš to, kur apie vidinį Ne, vaiką. jo. Bet yra tokia, na, padaryti tai. Padaryti tai. Važiuojam. Nike, just do it. Just do it. Nu. Tai tau reikėtų dabar daino, ką tik tai padariau. Jo. Just did it. Just did it. Ką, tai padariau. Kaip jinai maždaug skamba? Ai, nereikia, žinau. Nereikia, gerai. Gerai. Iš naujo albumo, tebūnie nebus, noriu grįžti namo. Labai geras variantas. Gerai. Ok, ačiū Laurutė, aplodismentų Laurai. Gerai. Geras Evelina Jursytė Evelina, ar jūs esate su mumis? Labas, o, kaip tu čia. Nepyksti, kad aš nugarai tave sėdžiu. Viskas gerai. Pornstar Martinė? Kaip? Gers? Skanaus. Gerai, jos fainas klausimas labai. Ar jautriai reaguoji į negatyvius komentarus? Mes kalbėjom apie tai, atsimeni? Kalbėjom, taip. Geras klausimas. Anksčiau tikrai būdavo, kad reaguodavau jautriau ir intervose kaip didelė, atsisakau, neveikia manęs tie komentarai, neįdomu man iš vis, žinai, bet dabar kažkaip suradau prizmę tašką, iš kurio galiu, žinai, pamatyti kažkokį komentarą neigiamą ir iš jo pažvengti. Iš esmės. Ir žinau, kad yra tam tikrų dienų, kada aš ne už ką neskaitysiu komentarų, nes pati esu, blogoje vietoje, žinai, savo galvoj. Ir... Sunki dienelė. Jo, sunki dienelė, kitaip tariant, bet jeigu dienelė... Specialiai nueinu paskaityti komentarų, jo. Printskrynų, draugam, nesupratau. Realiai, kiek printskrynų prisimtinėta, ta prasme, ten būna tiesiog komedijos vakaras. Yra. O, bet tai reiškia, tu nereaguoji. O jeigu sureaguoji, sakykime, ir tave jisai pažydžia, sunkiai atsistatai. Ką darai, pavyzdžiui, kad atsistatym? Tekilos ar tiesiog pamiegot? Sakai, tekilos? Taip. Ai, nepasigirdo. O ką tu galvoji? Nieko. Tekilos? Tekilos aš nemėgstu, bet kažką į tą pusę galima visada. Visą laiką padeda. Niekada nebūna, kad blogai būna. Taip. Ne? Kai į alkoholį remiesi. Žinai, kur tie video dabar, aš jau 30 dienų ten sportuoju ir štai rezultatas, žinai, ir man labai patinka tie, kur būna hebra, aš jau 30 dienų geriu alų ir aš labai laimingas. Čia aš. Evelinai, aplodismentų, padovanokim šiek tiek. Ačiū Evelina už tavo kūrybą labai ir už klausimą. Ir...